Klaipėdos laivų remonto įmonė. Čia ne tik remontuojami bei statomi Baltijos ir tolimojo plaukėjimo žvejybos laivai. Įmonė taip pat atlieka ir senų laivų atstatymą. Jau daug metų prieplaukoje Dunojo šie niekam nebetinka laivai. Įmonės kolektyvas nutarė juos vėl grąžinti rikiuotin. Laivų atstatymo darbai vykdomi sroviniu būdu. Šio metodo novatoriai – vyresnysis darbų vykdytojas Aleksandras Sidorovas ir jaunas laivų statytojas inžinierius Vladimiras Krečkovas. Srovinis atstatymo būdas žymiai suprastina darbą, pagreitina gamybos eigą. Nagingų remontininkų rankų atstatyti, laivai dar ilgai galės tarnauti žvejams. Kartu su kitais savo brigados meistrais sąžiningai darbuojasi ir Dailidė Petravičius. Nemažą triūso įdeda mechaninio cecho dirbantieji. Jie gamina visus prietaisus ir įrengimus reikalingus atstatomiems laivams. Iš čia galingų kranų pagalba atskiros laivų dalys keliauja į aikštelę, kur vadovaujant Ignui Ramanauskui vyksta montavimas. Naujais pasiekimais sutinka Klaipėdos laivų remontininkai Tarybų Sąjungos komunistų partijos 20-ąjį suvažiavimą. Baigtas dar vieno mažojo žvejybos tralerio atstatymas. Juo žūklaudomi žvejai vėl raižys bekraščius jūros vandenis, grumsis su audromis. Didelius žemkenčių plotus užaugino šiemet Veisiejų rajono žemdirbiai. Vienas pirmųjų naujojo derliaus valymą pradėjo Leipalingio mašinų traktorių stoties kombainininkas Juozas Mackevičius, dirbas Lenino vardo kolūkyje. Kaimininėme Pergalės kolūkyje, ten, kur akmenuotos dirbos neleidžia panaudoti kombainus, Gabrielius Novickas ir kiti kolūkiečiai įgudusiai vairuoja kertamasias. Kolūkiečiai dirba smagiai ir sutartinai, nesigaili nei jėgų, nei laiko. Stalino vardo kolūkė taip pat plačiai panaudojamas ir rankų darbas. Veisiejiečiai pasiryžę kuo greičiau ir be nuostolių nuimti derlių. Eišiškių rajono Marytės Melnikaitės žemės ūkio artelyje rugiapjūtės metu taip pat neapleidžiama ir kukurūzų priežiūra. Atliekamas papildomas tręšimas srutų skiediniu. Kukurūzų augintojai nuo pat pavasario stropiai prižiūri pasėlius. Pagal visus agrotechnikos reikalavimus buvo atliktas dirvos purenimas, pasėlių retinimas ir avėjimas. Didelis dėmesys buvo skiriamas kaupimui ir tręšimui. Nėra abejonės, kad kolūkio pirmininkas Vaclovas Babraitis ir grandininkė Marytė Keraitė sulauks gero derliaus. Vešliai auga kukurūzai, leis kolūkiečiams sudaryti gausią sultingųjų pašarų bazę. Kaune, Karinio istorinio muziejaus sodelyje, įvyko didžiosios lietuvių poetės Salomėjos Nėries paminklo atidarymo iškilmės. Aukščiausiosios tarybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis, Tarybų Lietuvos vyriausybės ir Lietuvos komunistų partijos centro komiteto vardu skelbė Salomėjos Nėries paminklą atidarytų. Salomėja Nėris buvo mūsų liaudės džiaugsmo ir svajonių reiškėja. Apie tai kalbėjo poetės literatūrinio darbo bendražygiai, rašytojai Antanas Venclova ir Ieva Simonaitytė. Šviesus talentingosios poetės Salomėjos Nėries atminimas visiems laikams liks brangus ir artimas mūsų liaudžiai.
Pietų Lietuvoje ant Nemuno kranto yra įsikūręs Druskininkų kurortas. Jis garsus gydomomis purvo voniomis ir mineraliniais šaltiniais. Čia kasmet gydosi ir ilsisi šimtai žmonių. Savo atostogas kurorte praleidžia grupė kinų ir korėjiečių studentų, besimokančių Maskvos bei Leningrado aukštosiose mokyklose. Pirmą kartą Nemunu plaukė geležinkelietis Makbutas Abdulinas iš Baškirijos, garvežio kūrikas Borisas Danilovas ir Barnaulo geležinkelio stoties tarnautoja Anna Lunina. Tomsko Politechnikos instituto profesorius Inokentijus Butakovas labiau vertina vienatvę. Druskininkai tapo plačiai žinomi už Respublikos ribų.